Geri žmonės, darbštūs. Tautodailininkų ir audėjų turim, ir mezgėjų turim. Tuo ir išsiskiria, kad jie gyvena Saldutišky. Kadangi čia nebuvo jokio miestelio, jis atsiradęs 20 amžiaus pradžioje ir tuo pačiu atsirado būtent mokykla Saldutiškyje tik 20 amžiaus pradžioje. Antono Jeloveckio dvaras suteikė patalpas mokyklai ir pamažu kartu ėmė kurtis miestelis, o mokyklą pradėjo lankyti aplinkinių kaimų vaikai. Mes galim drąsiai teigti, kad tai yra mūsų jau specifika mokyklos. Rūpestis vaikais, geri santykiai tarpusavėje, tarp mokytojų, mokinių ir visos bendruomenės. O viskas prasidėjo nutiesus geležinkelį. Būtent dvarininko Antono Jeloveckio brolis buvo atsakingas už geležinkelio tiesimą iš Švenčionėlių iki Panevėžio. Ir tada, norėdamas palengvinti brolių gyvenimą, jis padarė šiokį tokį planuose matyt pataisymą ir miestelį geležinkelis pasiekė. Po to miestelio suklestėjimą lėmė įsikūrus šalia geležinkelio lentpjūvė. Geležinkelių valdyba buvo užpirkus labai daug miško ir tada tą medieną vežė į Saldutiškį, jį čia apdirbo ir išvežė geležinkelį. Sugalvojus kunigams, kad būtent čia reikia bažnyčios, tai irgi buvo didžiulis pagyvėjimas. Bažnyčios šventoriaus tvora padaryta tokia tvora simbolizuojanti rožančių. Tai yra, kiekvienas kaimas pasiskyrė po akmenį ir sujungta buvo meniška tvorele. Tai būtent irgi klebono idėja ir aš manau, kad tai labai papuošė bažnyčią. Saldutiškio miestelio gražėjimas prasidėjo atėjus klebonui Jurgiui Kazlauskui, nes būtent pirmasis pradėjo tvarkyti kleboniją ir jos aplinką. Tikrai buvo labai apleista. Ir po to žmonės vieni nuo kitų, jau sakyčiau, netgi lenktyniaudami. Taip kad miestelis gražėja, sakyčiau, kasdien ir žmonės tai vertina ir patys labai stengiasi. Mano mama buvo tokia jau šeimininkė, jinai turėjo čia lentpjūvę, pas mus buvo Saldutiškyje, tai mama buvo ten vedėjas, buvo priimtas jo toks ponelis, tai darydavo visokius, jam tik kepdavo, virdavo visokius kotlečiukus darydavo ir balandėlius darydavo, tai aš išmokau, aš irgi vyniodavau, matau kaip mama daro, tai aš pasislėpiau, aš ir skudurant susivinioju, skuduriukos nesusivinioju. Darydavo tokį būdą patiekalai, kanapių, grūdų, darydavo kiaušinienį, vadindavo mama. Ir dažydavo jie su blynais šitų. Tai čia būdavo tokie patiekalai jau. Seni, labai čia senų. Tokius ir valgydavom. Jeigu papjovė kokį paršiukų ar aviniukų, jau, žiūrėk, pamatysi, mama jau susisukus gabaliukų, jau draugiai neša. Draugė ją atneša. Draugiški buvo, dabar nedraugiški žmonės. Aš ėjau mokyklą tik tai pirmų skyrių, išėjau ir 3 mėnesius dar. Tai va, tai buvo tokia. Ir aš 12 metų būdama, jau aš išėjau į valdišką darbą, išėjau lentpjūvėn. Nešdavau pjuvenas. Padarė tėvelis žemų kašikėlį ir aš jau dirbau. Nu, gera šeimininkė, vienu žodžiu, reikia, kad būtų žmogus geras ir taupus. Aš sakau, aš praėjau 80 vestuvių išruošiau. Kad man kas pasakė, kad vienu žodžiu, ką blogai padarė, ką išmetė. Aš nieko neišmesiu, man viskas sueina. Aš iš kauliukų ir tai da padarau, ką nors, kauliukus tos iššutinu, padarau ruledų,
su daržovėm padarau ir padarau skanų ir gražų. Bet aš prieš 2 metus čia pas man buvo 50, gal 2 žmonės suvažiavę iš rajoną susirinkti čia. Nu tai aš jiem dariau, kepiau grikinį pyragų, viriau saldžių sriubų, paskiau viriau kaimiškų tokį maišymų, kepiau bulves, tai va tokius jau patiekalus. Kulinarinį paveldą labai sunku išlaikyti, tik tai reikia neužsigniaužti, bet reikia aiškinti vaikam. Anūkam aiškinti. Va dabar aš turiu pronukį jau 13 metų ir mano pronukė moka ir kotletus padaro ir sriubas verda viskų, bet aš jai irgi paaiškinu. Man paskambina močiutė ir čia tik šitas dalykas, sakau, labai gerai, labai gerai. Kai aš padarau ir žmogus matau patenkintas, kai sustatau stalų, fotografuoja ir kviečia prie stalą, tai man tada tik tai gera atrodo. Tai labai malonu, kai žmogui gerą padarai. Mes esame Vilkų muziejuje, kuris yra įkurtas būtent Petrui Abukevičiui atminti, nes jisai vykdė šiame kaime, būtent šitoj sodyboje, vilkų filmavimą pagal japonų firmos užsakymą. Kaip vyko filmavimas, tai būtent vilkai tikrai čia buvo, jie tik tai buvo aptverti, o šiuo metu gyvų vilkų tikrai nėra ir tuo labiau nėra net iškamšų, nei kailių, nieko, yra tik tai nuotraukos. Šią vietą mes, sakykime, pritraukiam turistų. Atvažiuoja iš Estijos, iš Latvijos yra atvykę, buvo atvykę ir iš Anglijos. Tas kaimas Kirdeikių buvo rėžinis kaimas, kadangi vienoje pusėje kelio yra namas pastatytas, o būtent kitoje pusėje kelio yra tie ūkiniai pastatai. Ir jie eina tokiu rėžiu. Tokių siaurų rėžių. 1925 metais į Kirdeikių kaimą atsikėlė Juozas Breiva, kuris pastatė Švento Jono Krikštytojo bažnyčią. Taip pat pastatė ir liaudies meno namus ir taip pat vadovavo dūdų orkestrui. Viena kaimo pusė priklauso nacionaliniam parkui su labai įžymiu Pakaso ežeru ir su Pilies sala, kurią nuo anksčiau mes vadiname Čiūriu ir kuriame vyksta visi renginiai kaimo organizuojami vasaros metu. Man šis kaimas yra labai didelė vertybė, todėl kad aš gimiau būtent Kirdeikių kaime ir būtent tuose Juozo Breivos pastatytuose parapijos namuose. Saldruškį turiu 4 draugės. Močiutės tokios pačios, einam su lazdelėm, vienai su 2 lazdelėm. Tai mes jau einam bažnytėlą, išeinam iš bažnyčios ir pakviečia vieną, tokia yra eina. Šiandien sako, pas man suveinam. Tada mes pasitarėm, einam parduotuvę vieną. Jau man vis siunčia, nusiperkam ko pavalgyti, skaniau nusiperkam. Pas mus tai ir ta gamta, ir miškai, ir turime ežerų, ir pačiam miestelį yra ežeras Lamėsto, yra Eisitas. Daug poilsiautojų vasarą važiuoja į Saldutiškį, nes jie kažkaip suranda ramybę. Rudenį važiuoja daug grybaut, uogaut. Ir tikrai niekur nevažiuočiau iš čia.